Taigi kinietiškas hieroglifas budizmo nėra liberalizmas pavaldu kažkokiai tai bendruomeniai, religijai, nacionalizmui. Minus begalybė, žmogaus, dirbdant, protą, pozityvų gyvenimą. Nėra pavaldu, 10 point liberalizmas atsiradęs kažkada, kada šį pasaulį labai stipriai spaudė tiesiog kontrolė krikščionybės, kaip egzekucijos Vatikano, kaip žydų žudynės vaikų. Taigi liberalizmas ir tada istorijoje laimėjęs prieš stipriausias jėgas moterų ir vaikų silpnumą, pažeidžiamumą. Tad iš esmės atsirado dar viena jėga, kovojanti už silpnųjų teisės. Feminizmas ir vaikų šalis Danija. Pacifizmas, vaikų teisės. Vaikų ugdymas nereiškia išmokti Biblijos. Vaikų ugdymas, kurį jie turės gyventi kasdien, užpildydami savo kasdienybę. Reikalingas ir matematika, ir fizika, ir chemija, ir literatūra, ir sugebėti išspręsti savo problemas. Palaipsniui išmokti mylėti save, savo širdimi, kurti savo madą, savo gyvenimą, savo stilių, savo hobį. Stengtis iš visų jėgų būti laiminga vaikystė, laiminga paauglystė, be šešėlio, kažkokios pedofilijos, prievartinės teisės, kažkokių tai politinių intrigų. 10 balų liberalizmas tai, ko aš politinių įsitikinimų kalbu, viešinu savo įsitikinimus. Tuo, sakydama, Lietuva nėra absoliutas. Politika nėra absoliutas. Konstitucinis teismas nuteisęs mirties bausmę žmonės tokius kaip skrulupikai, sovietiniai buduliai, bandantis neleist persiversti teisingumui, vis kankindami ir smurtaudami 10 metų. Dieve. Aš žiūriu į save, matau, chronišką pervargimą. Ir toliau gyvenu. Ir toliau esu tai, kas esu išsilavinusi. Lietuvoje gyvenimas mano tęsiasi grįžus po Danijos, bet Danijoje aš studijavau ant pasąmonės šitiek mokslų, tiek prikimšta galva buvusi.
Tiesiog aš bėgiau kiekvieną sekmadienį maratonus po 12 kilometrų. Penktadienį visą naktį šokdavau. Išėjus iš namų chaotiškos apstatymo ir vakare neuroleptikų. Daniel Pair. Mes kūrėm pasaulį. Mes tikėjom, kad sukursim pasaulį, kad būsim jo galva. Man išvažiavus ir Betė ir aš mūsų gyvenimai sužlugo. Nes nei Betė, nei aš nebuvom tai. Nes bendras darbas dviejų žmonių, studijos naktinės ir maratonai. Toks greitis gyvenimo. Kad nebuvo laiko iš esmės sukurti šeimą, įsitaisė Danijoje. Gyvenimas buvo pats prasmė žmogaus. Žmogus buvo realus. O meilė liko nuošaly. Suprasti žmogų liberalų pasaulį, nepavaldų save socialinėms grupėms, nacijom, religijom, populizmam. Tai yra gera partija liberali, suprantama ir vaikui, kad ir vaikai liberalus, ir vaikai turi teisės. Bet dar vieną neužmiršti reikia, kad vaikai dar turi turėti laimingą vaikystę, o ne laukinių turinių. Iškankinę ir savo motiną, ir kiekvieną gyvą žmogų pažymėję savo kančią, nepasmerkti, išteisinti. Suprasdami, kad materialinė nauda, turto prievartavimas yra tai, ką Lietuva siekusi prigimdyti man ant pasąmonės, reiškia vaikų, reiškia pridirbę parapsichologija sovietinė, aiškinė, kad dirbė, reiškia, kaip bandęs, reiškia, ginekologas sakyti, kad pasakykite, kad tikrai taip yra, nes tai gyvenant ant pasąmonės. Tai nužudė tą ginekologą. Ir barko ginekologą. Ašgi išvažiavau į Angliją, vaikai gimė. Ir žmonės atgyja, reiškia, neturėdami vietos, kur iš ko gyventi, kuo būti. O priversti meluoti, kad jie kiti žmonės, kiti pasiliko ant tos įspyrusios savo savęs, reiškia, likimo, kiti kaliniai, reiškia, nužudyti. Bandė, reiškia, savo Danijoje revoliucijas daryti, galiausiai liko Danijos kaliniai. Neliko prie vartos turto. Jokios ekonominės monopolijos žydų išdurnių namų. Kataklizmai, kuriuos mes nugalim, kartais galvodami, kad saulė mus ištaškys, yra mūsų stichija žmonių. Kai mes kenčia ir mūsų gamta. Mano trūkęs skrandis po 10 metų varymosi, reiškia, prigelt kankinamus vaikus. Arba metastazės. Ir aš pasveikau prieš 14 parų. Kartais aš girdžiu savo mintį, savo pasąmonėje, savo sieloj. Jis neleis savo šventajam
Aš nežinau, ar aš šventa. Aš nežinau šito, nes žmogus yra pelenai, iš kurių sukurtas žmogus ir įkvėpta dvasia iš Dievo, būti Dievo dvasios. Pažinėgi blogį tapo savo sielos minus plius gravitacijos supratėjai žmonės. Ką reiškia minus begalybė, gyvatės ir pelenai tapę žmonės, mirė, tapę pelenais, gyvatės minus begalybė pažinarė. Pagalvokit, prieš eidami žydų keliais. Pagalvokit, kaip sugrįžit. Iš ateizmo kaip sugrįžit. Tai labai svarbu suprasti. Liberalu leidžia Europos Sąjunga. Mes nebeturim atsiklaust Landsbergio ar žydų, ar totorių, ar kiniečių. Nei mafijos žydų neturim atsiklaust, nei druselų, reiškia bangų, reiškia prievartauti ir privertinėti, savo religijom tikėti. Mus išaukštinkit jų fantaziją, mes netikim iškreiptom auksinio veršio seksualiniam, reiškia meilėm. Mes netikim gyvūnų meilę, gyvūnų seksu, mes tikim ne krokodilų seksu. Jie kitaip jaučia, jie yra tie laukiniai padarai nešvarūs. Šio pasaulio prakeiksmui, ką virtės rojus. Minus begalybė, plius begalybė laukinių stichijų žmonių. Ir energijos, gravitacijos, kurį rodo esant subjektyvų ir objektyvų žmonių pasaulį, gyvių pasaulį, žvėrių pasaulį, pirmonių pasaulį. Aš žmonių pereisiu ribą į gyvūnų pasaulį. O galbūt į deimanto pasaulį. Kokia istorija rašysim rytoj. Kokia istorija ištiks po 10 metų. Jei dabar laukinis pasaulis 38 šizofrenija, bandant Kristinai įrodinėti, reiškia, kad aš turiu, reiškia, pakvailt, reiškia. Žmogus niekada su liga nesusitapatins, su jokiom asociacijom psichologiniam. Žmogus keisis, reiškia, kentės, draskysis ir rėkaus, bet vis tiek neleis savęs paversti 38. Gama šizofrenikų, nes tai velnio dvasia, kuri žmogus sudrasko iš vidaus. Neleiskim ligom savęs įveikti, nei dvasiniam.